Labą dieną, labas vakaras, labas rytas visiems, kurie prie mūsų prisijungė ar žiūrės įrašą. Tai Pasaulio lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos renginys Ukraina po 12 metų karo - kaip išlaikyti paramą. Mano vardas Dovilė Budrytė ir aš esu Pasaulio lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė ir aš taip pat esu žurnalo Lituanus, leidžiamo Amerikos lietuvių bendruomenės redaktorė. Ir iš tiesų yra didelė garbė ir tikiuosi renginys bus sėkmingas, nes tai yra ir šviečiamasis renginys. Mes turime tikrai labai gerus ekspertus, net Maksimą iš Ukrainos, kuris prisijungė, Neringa, kuri darė Ukrainoje tyrimus, tai yra šviečiamasis renginys, bet taip pat tai yra ir renginys labdaringas. Mes renkame lėšas lietuviams gyvenantiems Ukrainoje, tai pokalbių paskyroje matote, kaip aukoti šiam renginiui. Na, šiek tiek norėčiau pradėti pasakojimą apie patį renginį. Tai žinoma, manau, kad čia susirinkusiems nereikia, tai nebus naujiena, kad karas Ukrainoje vyksta ne 4 metus, kaip paprastai matome žiniasklaidoje, bet net jau 12 metų. Prasidėjęs Krymo okupacija, vėliau virtęs plataus masto invazija ir žinome, kad tas karas paliko tikrai gilias okupacijos traumas Ukrainos visuomenėje. Nuo didelių žmogaus teisų pažeidimų ir prievartinių deportacijų iki ilgalaikių psichologinių ir socialinių pasiekmių. Tai iš tiesų matome duomenis, kad praeitais metais Rusija užmušė daugiau negu 2500 civilių gyventojų ir sužeidė daugiau negu 12 000 civilių gyventojų. Ir tai iš tiesų yra didelis skaičius, lyginant net ir su praėjusiais metais. Iš tiesų Ukraina kenčia be abejo. Tačiau tuo pat metu, manau, reikia aptarti ir šioje diskusijoje aptarsime, kaipgi okupacijos trauma veikia Ukrainos visuomenės atsparumą ir politinius sprendimus, nes iš tiesų žiūrint iš šalies, Ukrainos visuomenė yra be galo atspari ir išsilaikė prieš tikrai didelę šalį ir toliau laikosi. Kaip šis kontekstas formuoja tarptautinę paramą bei kokiais būdais galima būtų išlaikyti ilgalaikį solidarumą su Ukraina. Taip pat nagrinėsime galimus karo raidos scenarijus, transatlantinių įtampų keliamus klausimus bei diasporos vaidmenį remiant Ukrainą. Tai kol kas tiek apie renginį, taip pat kaip aukoti informaciją yra pokalbių paskirtyje ir taip pat norėčiau paprašyti Dalios Henkės, Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkės, trumpai pasakyti keletą žodžių. Aš mačiau, jinai čia yra. Labas vakaras visiems, laba diena, labas rytas, čia priklausys iš kokio kontinento jungiantis. Tai visų pirma, kadangi ką tik praktiškai dar šiandien vyko vasario 16-osios minėjimas Hamburge bendruomeniai, tai visus sveikinu su ką tik praėjusią vasario 16-ąją ir tai yra iš tiesų įkvėpimas ta valstybės atkūrimo, na, sakykime, ta energija tų laikų prieš daugiau negu 100 metų. Tikiuosi, kad tegul lydi mus šiandieną kalbant apie baisumus Ukrainoje ir iš tiesų, kaip Dovilė ką tik pranešė, priminė mums, tai yra 12 metų karas, ne 4 paskutiniai metai. Tai sveikinuosi tokia liūdnesnė proga ir norėčiau iš tiesų visų pirma padėkoti visiems, kurie jau kaip paukojo Ukrainos lietuviam, yra Dalia Makarova taip pat prisijungus, ne tik Maksimas iš Ukrainos, iš Kijevo. Kas, jeigu ne mes lietuviai pasaulyje, galim savo brolius seseris paremti ir kada, jeigu ne dabar. Šiandieną ir visada, bet iš tiesų dabar, kaip ką tik Dalia trumpai paminėjo, tai yra pati sunkiausia žiema, lyg ir praėjo, bet vis viena yra žmonių, 30 šeimų su savo poreikiais. Dėkoju visiems iš anksto, žinoma, yra antra padėka jums, kad jūs sekmadienį, nežinau, ryte, vakare prisijungėt į diskusijas ir aišku, žinoma, svarbiausia ir padėka visiems pranešėjams, būsimams ir aišku Doviliai, kuri Pasaulio lietuvių bendruomenės, taip sakyt, valdybos vardu tokį renginį, organizavo švietėjišką būtent ir labai svarbu apie tai kalbėti. Ir norėčiau priminti tik tai keletą tokių aspektų, kaip Pasaulio lietuvių bendruomenė per tuos 12 metų iš tiesų Ukrainą remia. Tai visų pirma, mes jau
14 metais rašėm rezoliucijas ir jau tada oficialiai buvo politinė parama pasaulio lietuvių Ukrainai. Tai nebuvom niekada abejingi. Na, o ir turėjom net memorandumą su Ukrainos, pasaulio Ukrainos kongresu ir taip toliau, bet mes dar ne visiškai panaudojom tą formatą, kad visos ir Baltijos šalis, ir ta pati Lenkija kartu apsijungia tokį taip pat memorandumą esam pasirašę, kad jeigu reikėtų mums bendrai, kaip sakyt, apsijungti ir labai rimtai kažkokį klausimą kartu spręs, mes dar to nepanaudojam, kaip sakyt, dar turim vieną džokerį. Na, ką kitą dar norėčiau paminėti, kad mes per 2 paskutinius metus ir buvusi valdyba pasaulio tų bendruomenė taip paruošė strategiją pilietiniam pasipriešinimui ir įsitraukimo į visuotinę gynybą. Dovilė paminėjo, apie tai matyt kalbėsime šiandieną gal diskusijų pabaigoje, bet iš tiesų strategija yra vienas dokumentas apjungiantis iš vis kaip kiekvienas lietuvis gyvendamas visose kontinentuose, 56 dabar bendruomenės, 230 plus lituanistų mokyklų galėtų įsitraukti. Tai yra 4 pagrindiniai ir jau baigiu pasisveikinimą, na, pagrindiniai mūsų veiksmų, taip sakytam, plane, kuris dabar paskutiniais pusmetį yra vyksta, taigi mokymai, kiekviena bendruomenė pagal valstybės mokymai, labai specifiškai, nes kiekviena valstybė dar turi savo specifiką. 4 pagrindiniai, kad tik žinotumėt. Visų pirma, iš mūsų diasporos, kaip ir iki 90 metų reikalinga politinė parama ir jos reikės toliau. Tai ir vadinasi ir mitingai, ir laiškai savo valstybėse, savo vyriausybėse, ir konferencijos, ir netgi tokia pat konferencija kaip šiandien, arba, sakykime, švietėjiškas renginys, kaip vyksta. Dar kartą visiems ačiū ir dalyviams, ir organizatoriams. Antra, finansinė parama. Finansinė parama parodėm jau dabar Ukrainai prieš 4 metus irgi mūsų diaspora lietuviai susivienio. Radaram vyksta dabar Lietuvoje daug visokiausių vyksta akcijų, taip pat ta pati lietuvius paremti. Irgi čia mūsų yra ta finansinė, jos reikės dar intensyviau ir labai konkrečios. Trečia, ruoštis kiekvieną bendruomenę, ypač čia, sakykime, Europoje daugiau priimti pabėgėlius, šeimas iš Lietuvos. Jeigu jų reikėtų, bet čia jau nesigilinsiu. Ir 4, svarbiausia perduoti tai jaunimui, kad suprastų jaunimas gimęs užsienį, trečdalis tautos gyvena ne Lietuvoje, ką kiekvienas ir turėtumėm daryti ir kas yra iš vis Lietuva, tai grįžtų vėl prie vasario 16, kaip sakyti, ištakų mūsų atstatyta valstybė, kovo 11 turime sausio 13 renginius ir taip toliau. Perduoti mūsų tą žinią ir mūsų tapatybę ir mūsų patriotizmą mūsų jaunimui. Tai yra čia 4 tokie, sakykime, pagrindiniai poliai, ant ko stovi visas pasaulio lietuvių bendruomenės pasiruošimas, na, susitelkimas, jeigu tai ateitų diena X. Ir žinoma, jeigu niekas nebežinot, kaip gali toliau prisidėti, stokit į Šaulių sąjungą. Jeigu jos nėra, bandykite įkurti savo valstybėje. Jos dabar labai aktyviai atsikuria. Labai ačiū dar kartą visiems ir linkiu ir įdomių pranešimų, ir į gerų įžvalgų, ir labai tikiuosi, Dovilė, prašymas paskutinis jums, kad po šios susitikimo, tikiuosi, bus spaudoj straipsnis ir galėsime tas įžvalgas pateikti ir pasauliui, ir Lietuvai apie tai, kokie bus rezultatai mūsų šios dienos ir liūdno, bet labai svarbaus susitikimo. Ačiū visiems. Labai ačiū Jums, gerbiama Dalia, už įžvalgas. Taip pat matau, kad dar yra prisijungusi ir Dalia Makarova iš Ukrainos, tai jeigu Jūs norėtumėt keletą žodžių trumpai pasakyti, mums būtume labai dėkingi. Sveiki visi. Na, pas mus čia, vat, kaip jau Dalia minėjo, 4 metai intensyvaus karo faktiškai, bet pati sunkiausia žiema su apšaudimu energetinės sistemos, kur žmonės pasilikė be apšildymo, be karšto vandens. Ir ta problema dar jinai yra likusi, net pačiam Kijeve, kairiajam krante sudėtinga padėtis. Dalis mūsų ir žmonių papuola tenais gyvenantis kairiajam krante. Na, palaikymas tikrai reikalingas, nes viskas komplikuojasi ir sveikatos atžvilgių, nes stresinė situacija. Žmogus čia vat, už kelių dienų pas mus bus 4 metai šito karo. Faktiškai su Trumpo atėjimu, ką reikia paminėti ir akcentuoti, su Trumpo atėjimu karas pas mus suintensyvėjo. Čia ir Kijevo apšaudimai, ir energetinės sistemos apšaudimai. Ir, kaip sakant,
valstybės, Amerikos vyriausybės nu, nepalaikymas, aš jau nekalbu, kad finansiškai, vienu žodžiu, ir ginkluotė, bet ir moralinio palaikymo iš prezidento ar vyriausybės atstovų jų irgi nėra. Na, o žmonėms mūsų tai tikrai reikalinga pagalba, parama, kad jie nesijaustų vieniši, nes vat palaikymas moralinis, kad jie jaustųsi pasaulio lietuvių bendruomenės dalimi, tai yra tikrai labai aktualu. Taip, kad tikėsimės jūsų palaikymo ir supratimo. Labai ačiū, miela Dalia. Taip pat matote pokalbių paskirtyje čiate vadinamajame, kaip aukoti. Tai galima aukoti ir iš įvairių šalių, ir Amerikos, ir žinoma Europos. Yra ir galimybė aukoti per Pasaulio lietuvių bendruomenės asociaciją Lietuvoje. Tai tikrai labai laukiame aukų. Mažiausiai prašymas 5 eurus arba $6, bet žinoma prašome ir daugiau. Tai dabar norėčiau pristatyti šio renginio dalyvius, ekspertus. Tai politologas Maksimas Milta, The Reckoning Project direktorius Ukrainoje, jis jungiasi iš Ukrainos. Antropologė profesorė daktarė Neringa Klumbytė iš Miami universiteto Ohajuje bei Lietuvos istorijos instituto. Ir Neringa atlieka tyrimai darbą apie okupaciją Ukrainoje. Taip pat prisijungęs yra politologas, docentas daktaras Giedrius Česnakas, dabar jis yra Vilniaus universitete, buvęs krašto apsaugos ministrės patarėjas. Ir aš moderuoju, aš Dovilė Budrytė, vėlgi esu Pasaulio lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijos pirmininkė ir taip pat Lituanus redaktorė. Tai aš norėčiau pradėti nuo Neringos. Neringa, jūs jau ilgą laiką atliekate tyriamąjį darbą apie Rusijos okupuojamą Ukrainos dalį. Ką sužinojote, kaip Ukrainos trauma veikia Ukrainos atsparumą? Labadiena visiems, labai malonu, ačiū Dovilė už kvietimą, malonu prisidėti prie šitos akcijos ir aš pasidalinsiu savo pranešimu, tikiuosi kažkiek galėsiu jums parodyti skaidrių, turbūt matote, iš savo tyrimų, kur man leis šiek tiek greičiau galbūt mintis perduoti. Tai kadangi aš pati gyvenau okupacijoje Lietuvoje, man buvo šita tema labai svarbi ir asmeniškai. Ir pradėjau tyrinėti, kaip Ukrainoje žmonės gyvena okupacijos metu, kokios jų yra kasdieninės patirtis, kadangi labai daug kas tyria visokius nusikaltimus, o mano atveju aš žiūrėjau į kasdieninį gyvenimą. Tai buvau aš pati Kijevo ir Harkivo ir Chersono srityse, bet interviu internetu daryti su pačiais įvairiausiais žmonėmis iš skirtingų regionų. Ir čia yra tokie labai apibendrinantis, aišku, apie kiekvieną būtų galima kalbėti labai daug, aspektai, kuriuos žmonės patiria gyvendami okupacijoje. Ir manau, lietuviams labai daug galbūt ir nereiktų aiškinti apie visus šitus aspektus, nes mes žinome iš savo istorijos, kaip yra kvestionuojamas identitetas, kaip perkuriama socialinė realybė, kaip paneigiamos moralinės vertybės, tautiškumas, aišku, tai ateina su kentėjimu, įvairiom traumom. Žmonės patiria daugelįpį nesaugumą, yra cenzūra, didžiulė baimė, nuosavybės praradimas įvairiais būdais, kai kurie priverčiami bendradarbiauti, įtraukiami į tą sistemą visi, aišku. Ir daug kas kalba apie tai, kad nėra tokiu atveju jokios ateities, nežinai, tavo gyvenimas visas tiesiog sustoja. Okupacijos yra labai skirtingos čia. Aš įdėjau kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, Borodenka Kijevo srityje, jinai buvo užimta mėnesį beveik, o paskui išlaisvinta. Ir mes labai daug žinome apie Bučą, bet Borodenkos istorija irgi yra labai kraupi.
ten keli šimtai žmonių buvo nužudyti, tiesiog dalis iš jų žuvo po va šitais griuvėsiais. Ir tų žmonių buvo neleista gelbėti. Va čia parodyta, kaip su tom baisiom bombom, kurios skirtos iš tikrųjų kariniams objektams ir bunkeriams bombarduoti, buvo subombarduota centrinės gatvės namai Borodenkoje. Na, visada visose tose istorijose yra labai daug stiprybės ir pasipriešinimo ir išlikimo. Aišku, tai yra ne tai, ką renkasi patys ukrainiečiai, bet yra priversti laikytis ir būti stiprus. Ir aš, kai buvau Borodenkoje, norėjau nufotografuoti Ševčenką su prašauta galva ir tenai buvo veteranai. Ir kai jie sužinojo, kad aš esu iš Lietuvos, ir paprastai tai yra labai dažna reakcija, visi puolė tiesiog fotografuoti su manim ir labai visada būna šiltas priėmimas, kuris labai džiugina. Ir visi žinoma žino, kad Lietuva labai daug remia Ukrainą ir visada rėmė visų nuo 2014 metų ir pačioj Borodenkoje yra įkurtas licėjus pačios Lietuvos. Na ir Borodenka iš tikrųjų yra atstatoma. Šitas va pastatas, kurį matote, dar buvo vasara, bet dabar jau jo nebeliko, faktiškai visi namai yra atkuriami. Nors vėl, žinoma, tenai atskrenda visokie dronai ir visi kiti. Na, o Kupenskas, galbūt irgi girdėjote žiniose, labai dažnai apie Kupenską kalba, jisai yra fronto zonoje. Ir per okupaciją jisai tiesiog nebuvo sugriautas. Ir žmonės iš pradžių kai kurie net sakė, kad mes nepatyrėme jokių baisybių, bet kai imi kalbėti su daugiau žmonių, sužinai, kad ir ten buvo baisus valymai, žudimai. Ta prasme, tai, kas buvo rašoma žiniasklaidoje, kad meras tikėjosi, jeigu leis taikiai įžengti Rusijos armijai į teritoriją, kad tai apsaugos nuo visų žudimų, tai yra neteisinga. Ir mes žinom taip pat ir Lietuvos atveju, Lietuva buvo neutrali Antro pasaulinio karo metu. Įvedimas sovietų armijos reiškia didelę dalį žmonių žudimo ir dalis turėjo palikti kraštą, dalis buvo išvežti tiesiog į Sibirą. Tai Kupenskas galėtų atrodyti labai ramiai vakare, bet iš tikrųjų tam mieste nedaug kas yra išlikę. Mirtis baisiau, tik mirtis yra baisiau už okupaciją. Čia yra labai toksai dažnas pasakymas žmonių ir jie netgi sako, kad jie yra nesuprantami tų, kurie negyveno okupacijoje. Ir man čia primena mūsų iš tiesų su Dovile holokausto studijas, kai žmonės sako, kad mes galim tiesiog atpažinti vienas kitą iš akių gatvėje. Tie, kurie yra holokausto išlikusiųjų palikuonis. Tai tą patį sako ir tie, kurie gyveno okupacijoje. Tai yra buvo baisios patirtis ir daug kas buvo prarasta, namai, turtas, aišku, žmonės, santykiai, apie kuriuos aš kalbėjau. Taip pat dar sakoma, kad okupacija yra kaip kalėjimas ir dalis žmonių persikraustės tiesiog gyventi į savo rūsius. Čia vienas privataus namo rūsys, su visom bulvėm ir stiklainiais ir konservais, o kiti gyveno rūsyje mokyklų ir panašių kitų institucijų, čia bendrabučio rūsys, kadangi tenai irgi turėjo slėptis nuo Rusijos armijos. Tai dabar aš toliau, taip minėjau, kad gyvenimas kaip kalėjime, tai baimė būti pastebėtam. Chersone moteris skutosi galvas, rengėsi kaip vyrai. Turbūt galbūt girdėjo apie tokį dalyką kaip žmonių safari, kai buvo atvejai, kai šaudomi žmonės tiesiog, tą patį matom ir holokausto atveju savo malonumui. Įvairūs plėšimai, sveikata visų vienaip ar kitaip buvo
paveikta ir tos istorijos yra labai įvairios. Žmonės, pavyzdžiui, neturėjo insulino, jie buvo, kadangi neturėjo pasų, negalėjo būti priimami į ligoninę. O baimės tai buvo pačios įvairiausios. Viena moteris iš Chersono sakė, aš negalėjau kvėpuoti ir nesupratau, kas yra, tarsi gyvenau savo name ir tik tada, kai jau evakavusi į Ukrainos kontroliuojamą teritoriją, tik tada jinai sakė, aš pradėjau galėti kvėpuoti. Kas padėjo išgyventi tokiomis baisiomis sąlygomis, tai iš esmės išlikimas ir saugumas priklausė nuo naujų ir senų tinklų, savanorių, žinių. Vieniems tai buvo religija, kitiems šeima, draugai, kaimynai visada buvo svarbus aspektas. Vienas jaunas vaikinas gražiai sakė, meilė man padėjo, aš mylėjau ir norėjau pamatyti savo mylimą moterį, muzika, viltis, humoras. Na, čia aš turiu tokį kūrinėlį, bet turbūt aš nespėsiu parodyti, bet buvo kuriama ir aš žiūriu į šitus aspektus taip pat kaip į pasipriešinimą, kadangi visos tos dehumanizacijos ir siaubo ir teroro akivaizdoje išlikti žmogumi buvo reikėjo didžiulių pastangų. Ir vienas žmogus praleido Chersone daug mėnesių tiesiog namuose, jisai niekur nėjo, nes labai bijojo, jo žmona išeidavo atnešti maisto ir jisai kūrė gražius kūrinius. Na ir visi turbūt mes irgi esam girdėję apie tai, kaip ukrainiečiai padeda ir gyvulėliams, ir vieni kitiems, ir tas savanoriavimas yra tikrai išskirtinis Ukrainoje, ta pagalba vienų kitiems. Ir šitie aspektai vėlgi, jie kontrastuoja su tuo, kaip Rusijos armijos kareiviai ar administracija vadinami tai, kad jie yra neliūdi, kad jie ne žmonės, o mes kitokie. Na ir turiu aš čia pabaigti. Dar vieną aspektą paminėsiu, gražų. Michailas Sava sakė, kad jo viena žurnalistė paklausė, kas gero yra iš okupacijos. Sakė, buvo labai netikėtas klausimas, jam 60 keli metai, tai jo atsakymas buvo, kad dabar aš turiu dėl ko gyventi. Negaliu susirgti, man niekas negali atsitikti, aš turiu kovoti dėl Ukrainos. Ir norėčiau dar vieną aspektą paminėti, kad tai, kai kalbu su žmonėmis, ne tik su kokiais nors ten intelektualais ar politiniais lyderiais, bet su žmonėmis, kurie gyveno kaime, pavyzdžiui, augino savo daržus, visą laiką išryškėja tas aspektas, kad Ukrainoje tai yra civilizacinis karas, kad žmonės nori būti laisvi, jie nenori gyventi Rusijos sistemoje, jie labai gerai žino, kas yra ruski mir. Tai Lietuvos atveju mes daugiau pabrėžiam savo asmeninius, ne asmeninius, bet savo tautiškumą. Ukrainietiškumas irgi yra labai svarbus, bet tie civilizaciniai skirtumai, jie eina pirma. Ir pabaigiant, norėčiau pabrėžti, kad ukrainiečiai labai dažnai pasako, kad tai yra žinoma didžiulės traumos, bet mes esam ne aukos. Ir tokiu būdu jie išlaiko savo savigarbą ir nori būti liudytojais, pasidalindami tomis istorijomis. Ir okupacija, kaip Aleksandra Mitvičiuk sakė, tai nėra taika. Mes tą irgi labai gerai žinom Lietuvos pavyzdžių. Ir paskutinis aspektas, aš Maksimo Butkevičiaus paklausiau, kuris buvo karys, jis yra žurnalistas ir taip pat sėdėjo Rusijos kalėjime virš 2 metų. Kas yra svarbiausia kalėjime, kadangi okupacija taip pat žmonės lygina su kalėjimu. Ir Maksimo Butkevičiaus atsakymas buvo, svarbiausia yra tai, kad mūsų nepamiršta. Tai šito 4 metų tos baisiosios jau invazijos proga aš norėčiau pabrėžti šitą aspektą, kad mes jį prisimintumėm. Ačiū visiems. Labai ačiū, Neringa, tikrai be galo įdomus tyrimas ir be galo įdomus pasakojimas. Dabar aš norėčiau paprašyti Maksimo Miltos atsakyti į šį klausimą.
Jūs dabar esate Ukrainoje. Kaip apibūdintumėte dabartinę situaciją? Kaip tos visos trauminės patirtys, apie kurias kalbėjo Neringa, paveikia žmonių atsparumą ir gebėjimą laikytis? Ačiū Dovilė, labai malonu būti šitos diskusijos dalimi. Labai dėkingas esu už kvietimą pasidalinti įžvalgomis. Aš gyvenu ir dirbu Kijeve nuo daugmaž 2023 metų rudens ir pagrindė mano darbas yra susijęs su Rusijos karo nusikaltimų dokumentavimu. Organizacija, kurios veiklai aš vadovauju Ukrainoje, vadinasi The Reckoning Project. Tai yra nevyriausybinė organizacija įsteigta Jungtinėse valstijose, kelių buvusių karo žurnalistų ir propagandos ekspertų. Ir tematiškai mes dirbame ties trimis nusikaltimais, kurie, sakykime, plačiausiai matyti yra paplitę, nors natūralu, kad ir veikų plotis ir gilis yra išskirtinis ir apie tai aš irgi pasidalinsiu porą žodžių. Daugiausiai organizacija, kurioje aš atstovauju, dirba su dokumentavimu civilių kankinimų. Mes esam surinkę virš 400 paliudijimų iš išgyvenusių ir galinčių paliudyti apie civilių kankinimus, kurie didžiąją dalimi vyko iš karto po pilno masto karo pradžios, iš karto po 2022 metų vasario 24 dienos. Tavo kankinimų, sakykime, geografija ir būdų įvairovė yra ganėtinai plati, jie nutikdavo per visas laikinai okupuotasias teritorijas. Mes taip pat dirbam labai aktyviai dokumentuojant vaikų pagrobimus, tiek kalbant apie jų deportacijas, tiek kalbant apie jų priverstinį persikėlimą. Anot Ukrainos valdžios virš 19,5 tūkstančių vaikų buvo deportuoti Rusijos, tačiau yra taip pat labai svarbus aspektas susijęs su vaikais, kurie lieka laikinai okupuotose teritorijose. Ir tokių vaikų, kurie lieka ten ir nebūtinai buvo perkelti Rusijos okupacinės valdžios, ar tais per visą laikinai okupuotą teritorijų, reiškia erdvę, ar tais deportuoti tiesiai į Rusiją, arba deportuoti į Rusiją pro Baltarusiją. Tokių vaikų yra apie 1,5 milijono. Ir dažnu atveju jie ir jų šeimos susiduria su tomis veikomis, kurias neįmanoma yra klasifikuoti kaip karo nusikaltimą arba nusikaltimai prieš žmogiškumą, kadangi jie nėra nurodyti jokiuose tarptautinėse statutuose. Ir dažniausiai tie reiškiniai, su kuriais vaikai susiduria, kaip kad, pavyzdžiui, tokia skėtinė yra sąvoka vartojama pavadinimu indoktrinacija, kur dažniausiai reiškia, sakykime, vaikų teisės į švietimą paneigimą, vaikų teisės į šeimą, į tapatybę, į religiją paneigimas. Tai yra vos žmogaus teisų pažeidimai. Ir visoje, sakykime, nebaudžiamumo hierarchijoje, plintančioj Rusijos, reiškia, valdomose Ukrainos teritorijose, dėja, bet žmogaus teisų pažeidimas yra vos, sakykime, smulkiausias arba mažiausias įmanomas kažkokias tai teisinis paskatas suponuojantis veiksmas. Ir būtent veikimas tokiuose pilkose tarptautinės teisės zonose yra vienas iš būdų, kuriuo okupacinė valdžia Rusijos, nesvarbu ar tai Donecko srityje, ar Luhansko srityje, ar Kryme, ar okupuotose Chersono ir Zaporižės sričių dalyse, siekia kaip tik tais, ne tik tais, kad paveikti, bet ir pavergti jaunų žmonės ir ne tik, ir jų šeimas. Ir trečias karo nusikaltimus, kuriuo klausimu mes dirbam ganėtinai aktyviai, yra priverstinė mobilizacija, kuri vyksta laikinai okupuotose teritorijose, kuomet Rusijos okupacinė valdžia sukuria tokias, sakykime, tokias aplinkybės, dėl kurių dažnu atveju jauni vaikinai, jauni vyrai tiesiog neturi kito pasirinkimo, kaip kad prisijungti prie Rusijos ginkluotų pajėgų ir natūralu, kad jie tampa, sakykime, verčiami yra ginklų prieš savo gimtąją šalį. Taigi, todėl tematiškai daugiausiai mano patirtis dirbant čia Ukrainai yra susijusi su šitų karo nusikaltimų dokumentavimu ir taip pat su su bandymais ir būdais, kaip šitų paliudijimų pagrindų ruošti tiek baudžiamosios ieškinius trečios jurisdikcijose per universalios jurisdikcijos principą, tiek perdodant
surinktus paliudijimus tarptautiniam baudžiamajam teismui, kuris jau turi, reiškia, tyrimus sėtinus su tiek vaikų pagrobimu ir kitomis veikomis, tiek kalbant apie paliudijimų perdavimą Ukrainos generalinio prokuroro ofise. Ir galiausiai mes teikiam labai daug teikimų teisinių įvairiems jungtinių tautų, sakykime, įrankiams ir instrumentams, kurie yra susiję kaip tik tai su stebėsena tų pažeidimų, kuriais Rusija vadovaujasi vykdant šį karą. Ir kaip tik jūsų, Dovilė, minėtas skaičius pačioje pradžioje šio renginio, kalbant apie tai, kiek civilių buvo nužudyta per praeitus metus ir kiek civilių buvo sužeista. Ir tai būtent toks darbas yra atliekamas dažniausiai jungtinių tautų įvairiausių stebėsenos misijų ir jie dažnu atveju remiasi medžiaga tame tarpe ir iš tokių organizacijų kaip mūsų. Dabar, kadangi laiko mes turim labai nedaug ir aš nemanau, kad čia man verta bandyti kažkaip tiesiog konkuruoti išvalgomis arba, nežinau, kažkaip bandyti labiau autentiškas išvalgas teikti, nes vis dėlto mes turime Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkę šitame renginyje ir aš manau labai svarbu yra, kad ponia Dalia yra čia su mumis. Jinai daug ką pasakė. Aš galbūt pabandysiu pažvelgti iš mano tokio stebėjimo ir iš labiau analitinės pusės, kur man atrodo didžiausiai tokie 3 iššūkiai šiuo metu yra Ukrainos žmonėms. Ir vienas iš tų iššūkių, ir man atrodo, jis toks akivaizdžiausias, yra valstybės valdymo iššūkis. Ukraina yra milžiniška šalis, ypač lyginant su Lietuva. Atstumai nuo Ukrainos vakarų iki Ukrainos rytų, nuo šiaurės iki pietų yra didžiuliai. Natūralu, tai nėra, sakykime, lyginimas su Jungtinėmis valstybėmis, bet iš esmės 500 km atstumas, 800 km atstumas, 1000 km atstumas yra visiškai realūs skaičiai. Tai yra tie atstumai, kuriuos dažnu atveju ukrainiečiams reikia įveikti, siekiant, sakykime, patekti iš vieno taško šalies į kitą tašką. Lietuvoje dažniausiai, kai mes pravažiuojam virš 350 km, jau atsiduriam už šalies ribų. Taigi suvokti reikia ir labai svarbu yra, kad mes kalbam apie šalį, kuri yra tiesiog labai didelė, kuri yra itin įvairi klimato zonomis, įvairi pagal savo gyventojų tankumą, įvairi pagal tai, reiškia, kuriuose jos dalyse yra labiausiai išvystas žemės ūkis, o kuriuose dalyse anksčiau buvo labiausiai plėtojama pramonė. Mes taip pat matome, kaip keičiasi tas Ukrainos kraštovaizdis, ypatingai kalbant apie pramonės geografiją Ukrainoje, nes nuo XIX amžiaus pabaigos pramonė labai kryptingai buvo vystoma Ukrainos rytuose, tose teritorijose, kurios dabar didžiąją savo dalimi yra po Rusijos okupacinę kontrolę. Todėl nemažai tos pramonės, kurią įmanoma yra perkeliama į vakarus ir todėl ta Ukrainos įvairovė jį taip pat keičiasi karo eigoje ir konkrečiai kalbant apie pilną mastų karą. Bet nemažiau svarbu yra tai, kad dėja, bet Ukraina šiuo metu gyvena, kaip galima būtų pasakyti, iš kredito kortelės. Ukrainos iždo pajamų niekiek neužtenka tam, kad patenkinti poreikius, kuriais susiduria Ukraina. Ukrainos biudžetas šiems metams vos viršyje apie 110 milijardų dolerių, kas yra nelabai šiaip įspūdingi, sakykime, skaičiai lyginant su tos pačios Lietuvos biudžetu ir panašiai, imant domėn skirtumą tarp gyventojų ir skirtumą tarp poreikių. Ir virš 97% visų pajamų, kurios surinka Ukrainos iždas, keliauja tiesiai patenkinti ginkluotų pajėgų poreikius. Tuo tarpu lieka pensininkai, socialiniai darbuotojai, infrastruktūros išlaikymas, negana ir aibė įvairiausių poreikių, priežasčių, kurios reikia kažkaip tais irgi patenkinti siekiant išlaikyti valstybę. Ir todėl, kai aš sakau, kad Ukraina gyvena iš kredito kortelės, aš turiu omeny, kad iš esmės, neturint tarptautinės paramos, neturint finansinės, tiesiog, prasme, apčiuopiamas paramos iš vakarų valstybių, šitai šaliai, Ukrainai, būtų labai labai sunku išsilaikyti. Nepaisant to, kad pažeidžiamiausios grupės gyventojų šitoje šalyje, Ukrainoje, jos susiduria su didžiuliais iššūkiais ne vien dėl karo, ne vien dėl ponios Dalios minėtų ir, reiškia, apšaudimų sėtinių su siekiu Rusijos sunaikinti Ukrainos energetinę infrastruktūrą ir ne tik, bet jeigu mes elementariai pasižiūrėtumėm į pensijų dydžius Ukrainoje, į minimalų atlyginimą, šitie skaičiai, jie byloja apie išskirtinio masto skurdą, su kuriuo susiduria pažeidžiamiausi Ukrainos gyventojai. Ta prasme, mėnesinės pensijos retai siekia
$100, ypač jeigu mes žiūrime minimaliausias pensijas, jeigu mes žiūrime minimalų atlyginimą, jis nesiekia $200 per mėnesį ir taip toliau ir panašiai. Ir todėl, kalbant apie valstybės valdymą, aš turiu omeny vieną vertus šitą visą finansinį aspektą, bet kitą vertus įtampa visuomenėje ir ne tik tais nuovargį, bet pyktį, kuris susikaupęs yra dėl korupcijos. Ir tai taip pat apie tai labai svarbu yra kalbėti. Vos prieš porą dienų buvo sulaikytas buvęs energetikos ministras dėl kaltinimų korupcija. Prieš tai aibė įvairiausių kitų aukščiausias pareigas užėmusių pareigūnų buvo sulaikomi nacionalinė antikorupcijos biuro Ukrainos ir specialios antikorupcinės prokuratūros. Ir ta byla, arba bent jau tas tyrimas, jis yra sietinas su korupcinė schema, kuri buvo įdiegta atominės pramonės, reiškia, už atominės pramonės valdymą mes skirtame koncerne. Ir tai yra antiek įžūlu, atrodo, kai šalyje, kur elektra yra atjunginėjama ne tik tais, kad dabar, bet ir 24 metų vasarą elektra buvo atjunginėjama, 22 metų pabaigoje elektros trikdžiai taip pat buvo, kad tokiomis sąlygomis vis tiek aukščiausias pareigas einantis vyrai ir moteris randa galimybę pasipelnyti. Ir tai kelia didžiulius iššūkius valstybės valdymą ir žmonių nepasitenkinimas taip pat reiškiasi, kalbant apie reitingus dabartinėje valdžioje, prezidento Zelenskio ir ne tik, ir šitie iššūkiai, jie nėra išsprendžiami vien dėl vieno kažkokio tais finansinio tranšo pagalba ar tais kažkokių kitų, tais būtų jie yra struktūriniai. Antras dalykas ir antras iššūkis yra atskaitomybės iššūkis. Ir čia aš pirmiausia noriu kalbėti apie Rusijos karo būdus ir metodus. Anot Ukrainos generalinio prokuroro ofiso šiuo metu, bent jau jų žinioje, yra virš 200 000 užfiksuotų Rusijos karinių nusikaltimų epizodų. Tai nereiškia, kad yra 200 000 tyrimų pradėta, bet bent epizodų, kurių pagrindų galima būtų pradėti tyrimus. Didžioji dalis šitos skaičius, kuris sunku yra aprieptinas, jis yra milžiniškas ir ko gero nėra nei vienos prokuratūros pasaulyje, kuri galėtų su tokiu skaičiumi nebaudžiamumo susidoroti ir parengti atitinkamus reikalingų visą medžiagą tyriminę ir ne tik. Didžioji dalis šitų epizodų yra susijęs su civilinės infrastruktūros sunaikinimu. Bet ne tik. Aš jau minėjau keletą karinių nusikaltimų, kuriais dirba mano organizacija, taip pat natūralu, kad seksualinio smurto panaudojimas karo metu, nusikaltimai susijęs su taikymas į aplinkosaugą ir ne tik, aibė įvairiausių žiaurumų, kuriais kone kiekvieną dieną Rusija vykdo šitą agresijos karą ir jie reikalaus atskaitomybės. Žmonės patyrė šitos išskirtinio jautrumo išgyvenimus, jie reikalaus teisingumo. Ir klausimas, kas galės tą teisingumą pateikti, kas galės jį užtikrinti. Netaip seniai Europos tarybos pagrindų buvo įsteigtas specialusis tribunolas agresijos nusikaltimą ištirti prieš Ukrainą. Tačiau tai nėra tribunolas, kaip kad po karų Jugoslavijoje būtų įsteigtas visos tarptautinės bendruomenės. Tai jis nėra Niurnbergo tribunolas po antrojo pasaulinio karo. Bet tai yra dėja tik tais regioninės organizacijos su tam tikrų kitų valstybių įsitraukimu bandymas surengti kažkokį tais, tarsi teisingumo atitikmenį, įmant domėn, kad visa pasaulio tvarka grįsta, sakykime, normomis ir institucijomis griūna ir nebėra platformos, nebėra aikštelės, kurioje galima būtų tokio teisingumo užtikrinti, kuomet nebaudžiamumas yra tokia perteklinio masto. Ir tuo labiau, kai šalis agresorė turi veto teisę Jungtinių tautų saugumo taryboje. Ir atskaitomybės klausimas išliks labai labai svarbiu ir ypatingai atskaitomybės klausimas tiems, kas yra patyręs Rusijos žiaurumus tarp 14 ir 22 metų. Ir paskutinis momentas, jau einant į pabaigą, yra perspektyvos su Ukrainos visuomeniai vystytis toliau, kai karas pasibaigs. Nes tuo metu, kai karas pasibaigs, jis neišvengiamai vienokia ar kitokia forma, tragiškesnė arba optimistiškesnė, prieis prie kažkokio tais galo, kada mes nežinome, bet kažkada tai vyks. Ukraina turės milžinišką skaičių veteranų, kurie yra patyrę labai daug sunkumų kare,
bet kariaujantys šiuo metu Ukrainos ginkluotės pajėgose vyrai ir moteris sudaro apie 13% kariaujančių asmenų, jie susiduria su labai mažai galimybės rotacijai ir ne tik, ir jie bus taip pat pikti, ir jie bus taip pat labai nepatenkinti dėl šito karo ir dėl galimybę apginti savo šalį, dėl 2023 metais neįvykusio kontrpuolimo ir ne tik. Ir kaip rasti būdą ne tik tai sugrąžinti šitos vyrus ir moteris į valstybės gyvenimą, bet ir rasti būdą, kaip galim būtų gyventi toliau, tai bus nemenkesnių iššūkių. Tai aš galbūt sustosiu ties šitais 3 punktais ir su malonumu atsakysiu klausimus, jeigu tokių bus. Ačiū. Labai ačiū Jums, gerbiamas Maksimai, tikrai už tokias įdomias politologinės įžvalgas. Dabar norėčiau paklausti Giedriaus, pateikti irgi politinės analizės. Kelių dalykų norėčiau paklausti. Galbūt Jūs galėtumėte papasakoti, remdamasis politologo žiniomis bei savo praktinę patirtimi vyriausybėje, kaip Lietuva ir toliau mėgina padėti Ukrainai, nepaisant transatlantinių problemų, nepaisant Trumpo, kuris jau čia buvo paminėtas, ir kokie galimi karo pabaigos scenarijai ateityje. Tai sveiki, gerbiami visame pasaulyje esantys lietuviai, labai džiugu Jūs čia matyti. Labai dėkoju nuoširdžiai Dovilei už pakvietimą ir šio renginio iniciatyvą, tikrai manau, kad svarbu apie tai kalbėti. Labai dėkoju Maksimui, kuris tikrai jau apžvelgė nemažai klausimų, o Dovilės užduotam klausimui nebejoju, kad mes galime turėti ne vieną valandą diskusijų, bet aš norėčiau šiek tiek pasidalinti Lietuvos paramos kariaujančiai Ukrainai informaciją nedidelę, kurią šiek tiek bandžiau, kaip sakant, vizualizuoti, nes tai man atrodo pakankamai svarbu padaryti. Maksimas labai teisingai pasakė, kad iš esmės Ukraina gyvena iš kredito kortelės, nes ji pagal savo ekonomikos dydį surinkamos pajamas niekaip negalėtų užtikrinti ekonominio, socialinio, sveikatos, švietimo gyvenimo, jeigu nebūtų milžiniškos tarptautinės paramos. Jau nekalbant apie tai, kad ji iš esmės negalėtų vykdyti gynybos būtent savo valstybės, nes didelė dalis, daugiau kaip pusė, realiai daugiau kaip pusė Ukrainos gynybos išlaidų yra skolinama, padengiama užsienio partnerių ir kuriuos aš kai kuriais atvejais jau drįsčiau vadinti netgi sąjungininkais. Tai jeigu kalbant apie Lietuvą, bandžiau šiek tiek vizualizuoti, tai Lietuvos parama Ukrainai, iš esmės Lietuvos karinė pagalba Ukrainai siekia apie 1,1 milijardą eurų, suteikta nuo 22 iki 25 metų pabaigos. Lietuva yra įsipareigojusi kasmet skirti Ukrainai bent jau 0,25% bendrojo vidaus produkto gynybos ir saugumo paramai. Tai maždaug imant pagal Lietuvos bendrojo vidaus produkto dydį, tai sudaro daugiau kaip 200 milijonų eurų per metus. Tai pagal Ukrainos poreikius tikrai tai nėra didelė suma, tačiau ši suma yra gan reikšminga ir aš galėsiu tiesiog iliustruodamas parodyti kitų valstybių paramą. Kitas humanitarinė parama siekia apie 180 milijonų ir reikia pabrėžti, kad buvo kalbėta apie ir gerbiamos ponios Dalios apie sudėtingą žiemą Kijeve ir visoje Ukrainoje dėl atakų prieš kritinę šilumos, elektros infrastruktūrą. Tai Lietuva yra skyrus maždaug 100 milijonų paramos įvairiais generatoriais, šilumos ir elektros ir įrangą perdavusi. Tai tikrai yra suprantama, kuo gyvena Ukraina ir tai įvyko praėjusiu metu vasarą, dar iki šio žiemos didžiųjų atakų. Tai vadinasi, iš esmės poreikis tam yra netgi padidėjęs šiuo metu ir žymiai. Finansinė parama nėra didelė, virš 50
milijonų. Ir mes turim pasakyti, kad Lietuvoje yra labai didelė pilietinės visuomenės parama. Čia jau buvo minėta akcija Radarom gerbiamos Dalios. Vyksta ir kitos įvairios akcijos ir per įvairias pilietinės akcijas paramos fondus Lietuvos piliečiai ir verslo įmonės, nevyriausybinis sektorius yra skyręs daugiau kaip 110 milijonų eurų jau per šituos metus. Tai tikrai santykinai daug, bet tuo pačiu, jeigu mes žiūrime pagal su kokio masto grėsme Ukraina susiduria, su kuo kariauja, tai tikrai nėra daug, bet mes turime visą tai vertinti Lietuvos, sakykime, mastais. Ir akivaizdu, kad karinė parama sudaro didžiąją dalį, tai apie 77% paramos Ukrainai. Ir čia Maksimas teisingai pastebėjo ir gerbiama Neringa apie tas traumas okupacinės ir kad bus siekiama teisingumo, tačiau mes suprantam, kad jeigu Ukraina neatsilaikys ir maksimaliai nepasieks, neapgins savo teritorijos ir valstybės, kiek gali, tai apie tokį teisingumą mes galėsim kaip mokslininkai daug kalbėti, bet realaus to teisingumo nebus pasiekta, nes mes turime realiai, sakykime, Ukrainos valstybė ir tarptautinė bendruomenė turi gauti tuos nusikaltėlius į rankas, kad galėtų juos teisti už visus tuos nusikaltimus, kuriuos jie atliko prieš Ukrainos valstybę. Jeigu pasižiūrėsime pagal kitų valstybių paramą, tai Lietuva iš esmės pagal skiriamos paramos Ukrainai dydį yra 3. valstybė pasaulyje. Aš remiuosi Kylio instituto, sakykime, duomenimis, todėl kad juos pakankamai lengva palyginti. Ir Lietuvos parama skaičiuojama siekia daugiau kaip 2% bendro vidaus produkto per 4 metus. Daugiau remia tik tai Danija, kur skiria beveik 3%, ir Estija apie 2,7% bendro vidaus produkto paramai. Tada po mūsų seka Latvija ir tada, sakykime, kitos valstybės esančios aplink Baltijos jūrą ir Nyderlandai. Jeigu pasižiūrėsime į Jungtinių Amerikos valstijų skiriamą paramos dydį, tai jis siekia tik tai 0,328% nuo bendro vidaus produkto, Vokietijos daugiau kaip 0,5%, kaip ir Jungtinės karalystės, ir Lenkijos daugiau kaip 0,7%. Tai tie skaičiai gal neįtin kažką sako, tai aš tiesiog paėmiau ir palyginau Lietuvos ir JAV skiriamą paramą. Tai Lietuva su savo skiriama parama, kaip minėjau, karinė parama sudaro apie 1,1 milijardo eurų. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos valstijų karinė parama 0,328% siekia net 60 turiu pasakyti, nes nuo 25 metų vasario mėnesio Jungtinių Amerikos valstijos nebeskiria jokios karinės paramos. Tiesiogiai jos priėmė sprendimą ir tai po tam tikrų diskusijų ir debatų, kad jos pardavinės ginkluotę Europos sąjungininkams, kurią jie galės perduoti Ukrainai. Tačiau ta ginkluotė taip pat nėra ta, kurią Ukraina norėtų nusipirkti, nes jos sąrašas būtų kitoks. Tiesiog ta, kurią Jungtinės Amerikos valstijos sutinka, kad europiečiai perduotų Ukrainai. Tai iki 25 metų vasario Jungtinės Amerikos valstijos skiria apie 64 milijardus eurų, tai tikrai daug. Ir jeigu palygintume Lietuvos paramos atitikmenį, jeigu skirtų tokią pat paramą Jungtinės Amerikos valstijos, kiek skiria Lietuva Ukrainai, tai ta parama karinė siektų 536 milijardus per 4 metus. Tai iš esmės pusė Jungtinių Amerikos, kiek daugiau nei pusė Jungtinių Amerikos valstijų gynybos biudžeto būtų. Ir tikrai mes dabar kalbame apie Europos Sąjungos skiriamas, nesenai buvo priimtas sprendimas skirti 90 milijardų eurų per 2 metus Ukrainos gynybai, tai po 45 milijardus maždaug tai padalinta. Tai mes matome, kokie būtų skirtumai ir tikrai jau tikiu, kad būtų kiek kitokia situacija Ukrainos teritorijoje ir kalbant apie karo nusikaltimus ir galimybės juos vykdyti. Tai grįžtų prie pilietinės visuomenės ir aš paskaičiavau, kad kadangi kiek skiria vienas Lietuvos gyventojas, tai vidutiniškai
pasinaudojant elementariais skaičiavimais, vienas lietuvis Ukrainai per 4 metus skyrė apie 10 eurų. Apie 10 eurų paramos. Ar tai yra daug ar mažai, visada su kuo lyginsim, be abejo, pagal poreikis turėtų būti daugiau. 109 milijonai eurų. Tačiau jeigu Jungtinių Amerikos valstijų piliečiai skirtų tiek pat pilietinės paramos, kiek skiria lietuvis, vidutinis tai maždaug apie 10 eurų, tai būtų apie 3,4 milijardo JAV dolerių. Tai mes matome, kokie yra vis dėlto skirtumai. Ir šiek tiek judant į pabaigą, tai pasiėmiau tiesiog, dabar gerbiama Dalia minėjo Radarom akciją ir per iš esmės 3 metus buvo skirta, lietuviai skyrė apie 28 milijonus eurų, tai ta akcija vyksta vasario mėnesį nuo 9 iki 24 dienos ir šiemet. Ir mes matome dėje, bet mažėjančius skirimus. Ir šios dienos duomenimis tai yra skirta apie 2 milijonus eurų. Lyginant su praėjusiais metais, akcijos pabaigoje 24 dieną buvo daugiau kaip 5 milijonai. Tai mes matome mažėjančią tą paramą ir akivaizdu, kad tos paramos Ukrainai reikia daug ir karinės, ir paramos finansinės, kad galėtų tiesiog valstybė išgyventi ir sulaukti tos pergalės, kaip irgi gerbiamas Maksimas minėjo, pozityvesnė nata negu kad negatyvesnė. Ir aš tikrai kviečiu, kiek kas gali ir kaip gali prisidėti prie šitos paramos. Tai ačiū tiek. Dovilė, man atrodo, jūs nesijungėte mikrofoną. Ačiū labai Jums tikrai už labai vertingus palyginimus ir iš tiesų gėda, kad Trumpo administracija nutraukė paramą Ukrainai. Čia informacija yra, kaip padėti Ukrainos lietuviams per minėtą Pasaulio lietuvių bendruomenės akciją ir mes laukiame lėšų iki 28 dienos, tai iš tiesų labai prašome kuo greičiau tą padaryti. Šiek tiek yra laiko klausimams ir atsakymams. Galbūt turime klausimų iš žmonių, kurie prisijungė prie mūsų. Galite įspausdinti į pokalbių paskyrą arba tiesiog pakelti ranką. Aš norėčiau, kol laukiam klausimų, paklausti visų prelegentų. Tikėkime, kad Trumpo administracija pasibaigs kada nors, ar ne? Kaip suprantu, yra Ukrainoje tikrai neigiamas požiūris į tą administraciją. Ar manote, kad Jungtinės Amerikos valstijos galės sugrįžti kaip Europos ir Ukrainos sąjungininkai? Jeigu galim, aš tada jau, kol kolegos masto, tai aš labai trumpai. Aš manau, kad Jungtinės Amerikos valstijos kažkuria prasme vis tiek yra sąjungininkės Europos ir NATO, bet jeigu kalbant apie Ukrainą, tai aš sakyčiau, kad tai bus, tai nesvarbu, kai baigsis karas. Tai vis tiek bus laikoma tam tikra Jungtinė Amerikos išdavystė Ukrainoje ir Europoje. Ir mes turim suprasti, kad kai baigsis karas, finansinės paramos poreikis nesumažės, bet atsiras daugybė kitų politinių, korupcinių ir kitų klausimų. Ir tada pačios ir Europos beje valstybės sakys, tai karas baigėsi, mes jau turime patys į save investuoti, ar savo gynybos pramonės rengti, ar savo kariuomenės, ar socialinius kažkokius ekonominius klausimus spręsti patys, skolas galbūt, ar ne, spręsti. O iš tikro tai Ukrainai reikės, aš taip bijau pasakyti, bet 10 metų, kol ji gebės savarankiškai, efektyviai, ekonomiškai veikti, kol bus bent jau šiek tiek tos traumos sumažintos, ne tik ekonominės, bet ir psichologinės, kol bus atstatyta. Ir bijau, kad karo pabaiga reikščiau kažkokią tai arba didelį nusivylimą, arba bent jau kažkokią,
ramybės ateina, tačiau mes neturim susitaikytus, kad tai ramybė tikrai neteis, nes bus tikrai daug iššūkių, kad ta valstybė būtų funkcionali ir gebėtų efektyviai veikti ateityje, užtikrinti gerą europietišką ir tikiuosi kažkada ES narė būsima europietišką gyvenimą savo piliečiam. Labai ačiū Jums už atsakymą, gerbiamas Giedriau. Gerbiama Dalia Henkė kelia ranką. Tai Dalia, Jūs. Ačiū labai už išsamius tokius ir įdomius ir istorinius, nežinau, gal net pasakysiu, pranešimus. Aš turiu gerbiamui Maksimui klausimą. Jūs labai konkrečiai vardijot, tuos 3 dėmenis, sakykime, kas bus toliau ir kaip nuo valstybės valdymo. Tai aš turiu labai konkretų klausimą, ar jūs galėtumėt labai konkrečiai, paprastai, žmogiškai irgi keliais punktais gal apžvelgti tai, kaip Lietuvos diaspora galėtų ir koks būtų tas ateities indėlis, apart, aišku, finansinės paramos, ką mes jau kiek galim per tos 4 metus ir darom, tą Ukrainą, aš labai tikiuosi, taip sakyt, norėtųsi tą vasario 16-osios dar gaida turėti tą pozityvumą, gal kaip nors gerai baigsis, bet greičiausiai, kaip jūs apžvelgė dabar ne, bet kaip mes galėtume padėti labai konkrečiais žingsniais į tą Ukrainos ir įsitvirtinimą, ir atstatymą, ir kaip jūs sakėt, kai bus nuteista ta valstybė agresorė ir taip toliau. Aš tiesiog ieškau, už ko mes galėtume užsikabinti ir labai konkrečiai gal ruoštis, nes čia tai irgi procesas. Ar jūs turite, nenoriu sakyti receptą, bet gal kokias įžvalgas labai konkrečias? Ačiū labai. Ačiū už klausimą, Dalia. Aš manau, kad vienos tokios sidabrinės kulkos, kurios pagalba ten vampyrą galima būtų nužudyti, nėra, bet iš tokių, atrodo, intuityviai ateinančių minčių aš pasakyčiau, kad ir pratęsiant apie ką Giedrius kalbėjo, kad Ukrainos atstatymas iš esmės reikalaus kone didžiausio, iki šiol neregėto Europoje masto, bent jau po Antrojo pasaulinio karo, lėšų ir talento mobilizacijos. Ir tai bus viena vertus labai patraukli finansinė galimybė, bet kita vertus, Ukrainos atstatymas kaip toks, jis turėtų taip pat remtis nenoru atstatyti viską, kaip buvo iki 22 metų vasario 24 dienos arba iki 14 metų vasario, o kaip turėtų būti, kaip turi būti, kad Ukraina galėtų tvariai, užtikrintai vystytis ir toliau. Ir šičia, įmant domėn visą pasaulio lietuvių bendruomenę per visą pasaulį ir žmonės turinčius patirties įvairiausiose srityse, aš neabejoju, kad mes matysime daugiau lietuvių profesionalų, kaip žinia, jau aišku prieš kurį laiką, bet kaip bebūtų, iki šiol aukščiausias pareigas Ukrainoje užėmęs lietuvis yra Aivaras Abromavičius, buvęs ekonomikos ministras, kuris iki šiol čia veikia Ukrainoje ir labai aktyviai. Taigi šito požiūrį ir natūralu, kad aš savo profesiniam lauke būna, kad taip pat susidursiu su lietuviais, bet pirmiausia, lietuvių vaidmuo būtent įsitraukiant į atstatymo visą procesą ir įsitraukiant ne vien dėl savanaudiško kažkokio nesinoro, bet dėl galimybės kaip tik tais paversti tą atstatymą tokios naujos kartos Ukrainos, sakykime, tais atsiradimu. Čia pirmas dalykas. Antras dalykas, aš manau, kad labai svarbu yra matyti tokias sėkmės istorijas Lietuvos dabar įgyvendindamas Lietuvoje, kurie gali būti esant reikalingiems ištekliams plečiami, reiškia, skeilinami. Kaip pavyzdį duosiu, Neringa minėjo savo pranešime apie Borodiankoje Lietuvos atstatytą licėjų, yra kitų taip pat vietų Ukrainoje, kur Lietuva investuoja aktyviai į mokyklų ir darželių atstatymą ir natūralu, kad viena Lietuva, kaip santykinai nedidelė valstybė, negalės atkurti visos tos infrastruktūros, bet kiekvieną kartą, kuomet tos mokyklos ar tais darželiai yra atstatomi, jie yra atstatomi naujai, jie yra padaromi kitaip. Taigi, tų labai sėkmingų tokių prototipų įgyvendinimas dabar Ukrainoje, kol vis dar tęsiasi karas, tai yra svarbu. Aš manau ir nemažiau svarbu yra tai, kad ne taip
seniai, prieš kokį pusmetį ar panašiai, Ukrainoje buvo įdėkta vystytis programą sukurta pagal Kurk Lietuvai analogą, kur Lietuvoje jie atsirado prieš kokį 10 ar daugiau, kuomet iš išeivijos arba užsienyje studijavę lietuviai buvo kviečiami atvykti į Lietuvą ir išbandyti savo ambicijas skirtingose valstybės viešojo sektoriaus, reiškia institucijose. Tai lygiai taip pat tai yra tas know-how, kurį Lietuva atnešė dabar į Ukrainą. Ir Ukrainoje kol kas tai daroma yra kelių ministerijų pavydu, bet vis dėlto tai yra labai geras startas ir vėlgi, jeigu šita schema pasiteisins, ją įdėgiant daugiau lėšų, galim pasiekti žymiai didesnio rezultato. Tai vat, aš manau, kad Lietuvos ir lietuvių, nesvarbu iš bet kur pasaulyje yra vaidmuo Ukrainai, galėtų būti tokių sėkmingų prototipų įdėgymas Ukrainoje, išbandymas jų ir tada jau pasitelkiant tinklaveiką, tinklus per visą pasaulį ir panašiai, kitas valstybės įtraukiant didesnių kažkokių tais apčiuopiamų rezultatų pasiekimas. Labai Jums ačiū, gerbiamas Maksimai, už tokį išsamų atsakymą ir taip pat vyksta šiek tiek klausimai, atsakymai ir pokalbių paskyroje. Tai tikrai yra daugybė galimybių aukoti, bet mūsų vajus, pasaulio lietuvių bendruomenės vajus visgi šį kartą yra koncentruotas ties konkrečiais žmonėmis, kurie mes tikrai žinome, kuriems reikia pagalbos ir tai tikimės, kad tas vajus pavyks. Na, iš tiesų nebeliko laiko. Labai ačiū visiems dalyvavusiems už klausimus ir atsakymus. Ir taip pat labai norėčiau padėkoti ir Pasaulio lietuvių bendruomenės visuomeninių reikalų komisijai. Čia tikrai renginio paruošimą ėjo nemažai darbo ir tikrai prisidėjo žmonės. Taip pat norėčiau padėkoti techniniai komandai iš JAV lietuvių bendruomenės, kur iš tiesų irgi labai daug prisidėjo prie šio renginio ir rašymo. Tai yra labai didelis darbas. Ir žinoma, tikiuosi, kad renginio įrašą pamatys ir daugiau žmonių visame pasaulyje. Ir labai tikrai ačiū visiems dalyvavusiems dar kartą.